jeigu žmogus pasako, kad man tik šiek tiek aš to skausmo noriu, tu pradedi ten vanoti ir jam nėra malonu, tai čia jau irgi yra ribos peržengimas. Tai gal papasakok, kaip viskas veikia, saugos žodžiai, kokios yra ribos, kada jos yra peržengiamos. Tai ribos visų pirma reikia žinoti. Tai pavyzdys, tai kalbantis. Dažniausiai kalbantis gali yra... Ne per mušimą. Ne. Visų pirma, tai mes turim gauti sutikimą žmogaus, kažkam tai daryti. Ir netgi atskirų, tai sakykime, praktikų, tai, pavyzdžiui, rišimas yra praktika, suvaržymas, ten užvaldymas, galbūt pliaukštelimas, kažkokie įrankių panaudojimas. Visą tai geriausia išsiaiškinti jau prieš kažką tai darant, nes, kaip paminėjau, yra chemija, žmogaus vidiniai procesai prasideda ir mes einam į hormonų veikiamas būsenas ir jau toje būsena kartais būna sunku, jau netgi ir suvokti ir jeigu tuo metu kažkas paklaus, ar tu norėtum kažko tai stipriau, taip, ir paskui galvosi, oi ne, kodėl aš to paprašiau. Tai geriausia yra išsiaiškinti prieš, o tas ribas būna netgi vadinami tie klausimynai, kur susipildai, man šitas patinka, šitą tikrai nebandžiau, bet labai noriu, ir šitą bandžiau, nepatiko, bet su tavim gal pabandysiu, šito griežtai ne. Ir tai yra toks ribų susistatymas ir mes, reiškia, tų ribų neturime peržengti. Tai jau, jeigu mes juos peržengim, tai yra jau, sakykime, labai mūsų akimis, BDSM bendruomenės akimis jau yra griežtas nusižengimas jau saugumai. Ir kas tada būna? Cancel kultūra gali suveikti, gali būti tiesiog pokalbis, kad ar tu supranti, kad tau reikėtų šiek tiek apsišviesti. Taip pat gali netgi ir tos praktikos ir intensyvumas jau gali būti, reiškia,